Sveikos ir sveiki visi susirinkę į Atviros Lietuvos fondo įgyvendinamos programos Verta informacinį renginį. Sveikinuosi su visais prisijungusiais prie transliacijos šiandien ir su tais, kurie ją žiūrėsite vėliau. Aš esu Živilė Kubilienė, Atviros Lietuvos fonde esu atsakinga už gebėjimų stiprinimo failų skirtingose programuose. Be manęs šiandien dar pamatysite ir išgirsite kolegę Kristiną, kuri Atviros Lietuvos fondų projektų vadovė ir santykių su organizacijomis guru. Tai transliacijos metu galite rašyti savo klausimus komentarų skiltyje ir pasibaigus pristatymui, jei vis dar nebūsite išgirdę atsakymo į savo klausimą, mielai į jį atsakysime. Taigi, per ateinančią valandą pasistengsime suspėti papasakoti tiek apie programą Verta ir jos ateimo į Lietuvą priežastis, bei detaliau pristatyti kvietimą į NVO lyderio akademiją. Mes iš tiesų labai stengiamės įvairiais kanalais pasiekti kuo daugiau nevyriausybinių organizacijų, kad jos išgirstų mūsų šitą žinią ir prisijungtų prie programos. Tad jeigu po pristatymo jūs prisiminsite kokius nors savo draugus, pažįstamus, kuriems būtų aktuali šita programa, labai labai prašome pasidalinti. Na, o patį pristatymą būtina turbūt pradėti nuo mūsų pačių. Tai reiškia, kad šiek tiek papasakoti apie Atviros Lietuvos fondą, kuriam ir atstovauju, kuris ir atnešė į Lietuvą programą Verta. Taigi Atviros Lietuvos fondas yra nevyriausybinė organizacija, viena seniausių nevyriausybinių organizacijų veikianti nuo 1990 metų. Ir jos tikslas, nesuklysiu pasakydama, kad tiek tada, tiek dabar yra stiprinti demokratiją, žmogaus teisės, teisinės valstybės principus ir visuotinės pilietinės visuomenės aktyvumą Lietuvoje. Tai fondas remia įvairias nevyriausybinės organizacijas, kurios atliepia minėtus principus ir pilietinės iniciatyvas, skatina atvirą dialogą įvairiais būdais, bando įgalinti bendruomenes ir skatina visuomenės įsitraukimą į viešuosius sprendimus. Tai Atviros Lietuvos fondas veikiame tiek nacionaliniu mastu, tai reiškia tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu lygiu, bendradarbiaujame ir su įvairiomis institucijomis ir partneriais ir įgyvendiname programas, kurios atliepia mūsų tikslus ir yra aktualūs visuomenės iššūkiams. Tai per daugiau nei 30 mečius, o beje, šiais metais Atviros Lietuvos fondas švenčia 35-ąjį gimtadienį, tai per visą tą laikotarpį Alfas labai reikšmingai prisidėjo prie pilietinės visuomenės infrastruktūros kūrimo. Ir ką aš čia turiu omenyje, tai kad vykdydamas savo misiją, Alfas inicijavo, užaugino ir įkūrė net 27 organizacijas, kurios vėliau, pavadinkim taip, tapo atskiromis organizacijomis. Tai ir Transparency International Lietuvos skyrius, ir Paramos vaikams centras, ir Junior Achievement, ir Pilietinės visuomenės institutas, Lietuvos žurnalistikos centras ir dar daugybė kitų. Tai tiesiog, kad suprasti, kad visos šitos organizacijos, kurias dabar mes puikiai žinome, kažkada buvo Atviros Lietuvos fondo programomis. Ir labai smagu, kad dauguma šių organizacijų veikia iki šiol. Šiuo metu fondas įgyvendina įvairias programas ir viena iš jų ir yra programa Verta, kurios tikslas yra stiprinti regioninių nevyriausybinių organizacijų ir nacionalinių nevyriausybinių organizacijų advokaciją vykdančių gebėjimus.
kad jos galėtų saugoti ir puoselėti ES vertybės, įskaitant ir demokratiją bei žmogaus teisės, didinant pilietinį dalyvavimą, demokratišką valdymą ir stiprinant advokacijos gebėjimus visais lygmenimis. Tai šitas kvietimas yra įgyvendinamas kaip Atviros Lietuvos fondo parengtos programos verta dalis, kuris yra finansuojamas iš Europos komisijos piliečių lygybės, teisių ir vertybių programos, kur akronimas būtų CERF, taip anglų kalboje. Tai minėta Europos komisijos piliečių lygybės, teisių ir vertybių programa yra skirta skatinti ir plėtoti atvirą, teisėmis grįstą, demokratišką ir įtraukią visuomenę, veikiančią pagal teisės viršenybės principą. Na ir šios Europos komisijos programos vizija yra tokia, kad turėtų būti gyvybinga, stipri pilietinė visuomenė, kuri įgalina žmonės aktyviai dalyvauti demokratinėme, pilietinėme ir socialinėme gyvenime, kad ta stipri, gyvybinga pilietinė visuomenė stebi demokratinių principų įgyvendinimą bei puoselėja Europos visuomenės įvairovę, grįsta bendromis vertybėmis, istorija ir kolektyvinė atmintimi. Tai programa iš principo remiasi ES sutartise ir ES pagrindinių teisių hartijoje įtvirtintomis teisėmis ir vertybėmis. Jeigu pagal ES sutarties 2 straipsnį ES yra grindžiama šiomis vertybėmis. Tai yra pagarba žmogaus orumui, laisvai, demokratijai, lygybei, teisiniai valstybei ir žmogaus teisėms, įskaitant mažumų teisės. Tai visos mano įvardintos vertybės ir įsipareigojimai yra bendros visoms valstybėms narėms, ES narėms. Esame įsipareigoję siekti visuomenės, kurioje yra puoselėjamas pluralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas bei moterų ir vyrų lygybė. Tai todėl Europos komisija per programą CERF remia iniciatyvas, kurios ir prisideda konkrečiai prie šių vertybių įgyvendinimo apsaugos. Ir teikia finansinę paramą pilietinės visuomenės organizacijoms, tokioms, pavyzdžiui, kaip Atviros Lietuvos fondas, kurios veikia vietiniu ar regioniniu ar taututiniu lygiu ir stiprina žmogaus teisės ir demokratiją. Tai Atviros Lietuvos fondas tiesiog dalyvavo kvietime, teikė paraišką su pasiūlymu, kaip minėti tikslai galėtų būti įgyvendinti Lietuvoje, na ir gavo finansavimą šios programos įgyvendinimui. Tai įgyvendinimo programos laikotarpis yra 2025-2027 metai. Bendra programos vertė yra 2,86 milijono eurų, iš kurių 2,57 milijonų eurų yra skirta Europos komisijos piliečių lygybės teisių ir vertybių programos, o likusi dalis bus finansuojama iš privačių lėšų. Tai programai yra keliami šie uždaviniai: stiprinti regioninių ir nacionalinio advokaciją vykdančių NVO gebėjimus ginti ir skatinti ES vertybės, didinti pilietinį dalyvavimą ir stiprinti NVO advokaciją, kuria yra siekiama daryti įtaką vietos ir nacionaliniams viešiesiems sprendimams, didinti paramą žmogaus teisėms, ypač migrantų teisėms, bei stiprinti NVO tarpusavio bendradarbiavimą tiek Lietuvoje, tiek su kaimininėmis šalimis migrantų klausimais. Na ir šiems uždaviniams įgyvendinti yra suplanuotos skirtingos priemonės. Tai didelį dėmesį programos metu mes skirsime NVO gebėjimų stiprinimui ir čia pavardinsiu keletą ir biškį labiau pakomentuosiu, kas čia tos per priemonės. Tai
NVO lyderių akademija, į kurią mokytis mes šiandien ir kviečiame. Tai šiuo kvietimu bus pakviesta ne mažiau nei 20 regioninių organizacijų, kurios vėliau galės pretenduoti gauti finansavimą projektams įgyvendinti. Kitas naujas formatas, kurį pasiūlysime jau neužilgo, tai yra NVO klinika. Reiškia, kad programos metu veiks toks platforma, kuri vienis savo srities ekspertus ir organizacijos galės kreiptis personalizuotos konsultacinės mentorystės pagalbos pagal poreikį. Tai sekite mus ir bus neužilgo, išeis informacija apie šitos priemonės nežinau, sąlygas, kaip ją būtų galima pasinaudoti. Kitas formatas, kurį turime ir toliau jį vystysime, yra info valandos. Tai jau išbandytas mūsų formatas, kuomet bus rengiamos reguliarios tokios trumpos nuolatinės paskaitos NVO bendruomeniai įvairiais organizacijų stiprinimo klausimais. Na ir savo įžvalgomis, rekomendacijomis ar ten atsakymais į klausimus dalinasi savo sričių ekspertai. Tai įrašus jau tų info valandų, kurios yra įvykusios, galite rasti Atviros Lietuvos fondo YouTube kanale. Na ir dar vienas įrankis, tai yra tarptautinė konferencija advokacijos tema. Pakviesime Lietuvos ir kitų ES šalių nevyriausybinės organizacijos jau į antrąją tarptautinę konferenciją, kurioje nagrinėsime įvairias advokacijos praktikas, metodus, dalinsimės patirtimis su kitų šalių nevyriausybinėmis organizacijos apie tai, kaip būti atspariomis ir sėkmingai siekti savo tikslų iš tiesų tokiam sudėtingam geopolitiniam kontekste. Dar viena priemonė, kuri yra numatyta šitoje programoje, tai yra tikslinė finansinė parama žmogaus teisų, demokratijos, teisės viršenybės srityse veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms. Tai mes kviesime nacionalinės NVO, kurių yra įprastinė veikla advokatauti už pažeidžiamų visuomenės grupių teisų įgyvendinimą, teikti paraiškas projektų finansavimo konkursui ir paremsime 12 projektų. Taip pat bus atviras konkursas, kuriame kviesime nevyriausybinės organizacijas teikti paraiškas jungtiniams, dvišaliams ar trišaliams projektams finansuoti migracijos temą. Tai mes galėsime paremti 3 tokius projektus ir čia yra kviečiamos bendradarbiauti 3 šalis - Lietuva, Latvija ir Lenkija. Na ir dar viena priemonė, tai yra dvišalio bendradarbiavimo projektai. Čia kviesime Lietuvos organizacijas ieškoti partnerysčių ES šalise ir gauti finansavimą tokiems nedideliems mainų projektams. Ir šitą priemonę mes siekiame paskatinti dvišalius mainus su organizacijomis iš kitų ES valstybių, pasidalinti gerosiomis patirtimis, galbūt suplanuoti ir imtis kažkokių tai bendrų iniciatyvų. Tai mes galėsime iš šito dvišalio bendradarbiavimo fondo paremti 20 mainų projektų. Taip, toliau. Taigi šiandien įdėmiau kviečiame klausytis regioninės nevyriausybinės organizacijas, nes turime jums pasiūlymą, nes pagrindinė šios programos priemonė yra ilgalaikė gebėjimų stiprinimo programa NVO lyderių akademija. Mano širdis džiaugiasi, nes tai yra jau 3 sezonas. Tai reiškia, kad renkamas jau 7 NVO lyderių akademijos srautas ir jūs galite dar suspėti
į, į šitą srautą papulti, nes terminas, iki kada reikia pateikti anketas, yra kita savaitė, tai yra lapkričio 18 diena. Tai kaip jau ir minėjau, šis kvietimas, tai reiškia kvietimas į NVO lyderių akademiją, yra skirtas labiausiai regioninėms nevyriausybinėms organizacijoms, nedidelėms nevyriausybinėms organizacijoms, ypatingai tos, kurios yra nutolusios nuo centrų, kurios būria bendruomenės ir atstovauja jas ir jaučia, kad reikėtų kažkokio tai pastiprinimo, reikėtų permastyti savo organizacijas, kažkaip tai jas atšviežinti, tai tikrai tada jūs pataikėte ten, kur reikia, nes mes tokių organizacijų ieškome ir kviečiame kartu pasistiprinti, kartu atrasti atsakymus į jums rūpimus klausimus. Tai visos atrinktos organizacijos bus pakviestos į tokį ilgalaikį mokymosi procesą, struktūruotą mokymosi procesą, kurio tikslas yra suteikti dalyviams galimybę iš principo suvokti save kaip pokyčio tokius lyderius tiek savo organizacijose, tiek bendruomenėse ir pajausti savo, na, gal, nežinau, atnaujinti tikėjimą tiek savimi, tiek savo organizacijos misiją, ją siekti įgyvendinti, na ir tapti tikrai svarbiais viešosios politikos formavimo partneriais vietos lygmeniu, ten, kur jūs ir veikiate. Tai organizacijų, akademijos turinys apima tikrai svarbių ir, sakyčiau, svarbiausių organizacijos veiklos ryčių stiprinimą. Tai per tą laikotarpį, tos pusę metų, į kuriuos ir kviečiame, jūs turėsite galimybę permastyti savo organizaciją šiuose temose. Tai yra strateginis planavimas, finansinis raštingumas bei tvarumas, komunikacija, narių, tai yra ir darbuotojų, ir savanorių išlaikymas, bendruomenės telkimas. Tai visi užsiėmimai yra orientuoti į praktinį jūsų iššūkių sprendimą. Tikrai yra sudaromos saugi erdvė diskusijai, konsultacijoms ir tam pačiam eksperimentavimui, nes jūs visą laiką lydi patyrę savo sričių ekspertai, kurie tiki nevyriausybinio organizacijų gale ir nori sustiprinti bei įkvėpti to pasitikėjimo ir savimi ir tikėjimo savo organizacija misija, organizacijos misija. Tai programa yra sudaryta, kaip jau matėte, iš tų 6 pagrindinių modulių. Kas turbūt yra svarbu ir gera ir malonu pasidžiaugti, kad be tokių vadybinių temų turime ir tikrai svarbių temų, kurioms dažnu atveju kasdienoje pritrūksta laiko. Tai šiuo kvietimu mes suteiksime jums tikrai galimybę tiek atrasti atsakymų į klausimus asmeniškai, tiek pagalvoti apie savo bendruomenę, kalbant apie vertybės, kalbant apie atstovavimą arba savo bendruomenę ar savanorius, kuriuos telkiate. Galime jau tada kitą skaidrę. Tai šiuo kvietimu, kaip jau ir minėjau, į NVO lyderių akademiją bus pakviestos 20 nevyriausybinių organizacijų komandos. Organizacijos komandą sudaro 2
organizacijos atstovai, savanoriai arba darbuotojai, nėra svarbu. Svarbiausia, kad bent vienas iš organizacijos užima vadovaujančias pareigas organizacijoje. Ir toks komandos atstovavimo modelis leidžia užtikrinti, kad mokymas ir tos žinios, tie nežinau, įrankiai, metodai būtų ne tik asmeninis augimas, bet ir organizacinė investicija su tikrai realia grąža. Reiškia, kad dėl mes kviečiame į NVO lyderių akademiją mokytis du žmonės dėl kelių esminių priežasčių. Tai pirmas tai yra strateginio poveikio užtikrinimas, tai reiškia, kad vadovaujantis asmuo turi įgaliojimus priimti sprendimus čia ir dabar. Reiškia, kad visi, kaip jau minėjau, visos užduotis, visi pratimai, kuriuos jūs atliksite NVO lyderių akademijoje, būtinai arba gali būti iš karto naudojami jūsų organizacijos gyvenime. Tai reiškia, jeigu vienas iš organizacijoje atstovaujančių asmenų yra organizacijos kažkokias tai vadovaujančias pareigas užimantis asmuo, reiškia, tos mokymuose gimusios idėjos tikėtina, kad taps ir strategijos dalimi. Reiškia, kad tikrai bus didesnė tikimybė, kad bus paskirstyti ištekliai, ar tai žmonės, ar tai laikas, ar tai biudžetas tam tų pokyčių įgyvendinimui, ir lygiai taip pat bus prisimta atsakomybė už tų pokyčių valdymą, kad jų būtų siekiama. Dar labai svarbu yra komandinio darbo principų stiprinimas, tai dalyvaujant dviem asmenims yra užtikrinamas žinių perdavimas organizacijos viduje, yra ženkliai sumažinama rizika, kad mokymų rezultatai užstriks vieno žmogaus, ten, nežinau, lygyje, ir lygiai taip pat yra skatinamas toks dialogas, reflektyvumas tarp skirtingų pozicijų organizacijų. Svarbu paminėti, kad ilgalaikiai šitie mokymai yra orientuoti į realų organizacijos pokytį. Tai reiškia, kad dalyvaujant dviem komandos nariams, mokymų metu galima kurti realų veiksmų planą. Tai reiškia, kad mokymų turinys būtų adaptuotas ir pritaikytas konkrečiai jūsų organizacijos realijoms. Ir reiškia, kad jūs su savo tuo tandemu sukūrėte tokį kaip tampate tų sprendimų ambasadoriais, kuriems yra kur kas lengviau grįžus pas save į organizaciją ir apginti, ir pristatyti, ir paadvokatauti už minėtus kažkokius tai rastus sprendimus. Dar labai svarbu turbūt paminėti, kad derinant vadovų ir kitų darbuotojų ar savanorių dalyvavimą yra išgirstamas tiek strateginis, tiek praktinis organizacijos balsas. Tai reiškia, kad yra sukūriamas toksai lyg tiltas tarp sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo lygmens. Tai nėra iš piršto laužtas šitas prašymas ir kvietimas dalyvauti dviems, ir būtent kai vienas iš jų užima vadovaujančias pareigas. Tai čia jau ne mano žodžiai, bet mūsų buvusių dalyvių žodžiai, kad NVO lyderių akademija su savo šituo reikalavimu iš principo suformavo netgi kai kurių nevyriausybinių organizacijų administracinės komandas, nes per pusę metų kartu atliekant užduotis, kartu dalyvaujant užsiėmimuose ir įvyksta pažintis kur kas tokia gilesnė, tiek pradedate daugiau mažiau vienas kitą vienodai suprasti ir atrasti, atsiranda toksai tarpusavio supratimas. Tai labai rimtai kviečiame pasižiūrėti į šitą sąlygą. Čia prieš savo akis matote skaidrę,
kurioje yra labai aiškiai išdėstyta, jog mokymasis NVO lyderių akademijoje vyksta nuotoliniu būdu. Reikėtų turbūt pasakyti, kad tie mokymosi metodai, namų darbai yra nukreipti, pavyzdžiui, konkrečiai į jūsų organizacijos situaciją. Ta teorija yra tik tai tiek, kad jūs, na, kiek tos teorijos yra, tai yra tik tai tam, kad jūs galėtumėt suprasti pačią medžiagą, pačią temą, o visa kita jūs jau darote remiantis savo turima situacija. Turbūt vienas koks svarbus, aš sakyčiau, gal išskirtinumas NVO lyderių akademijos, kad kiekvieno modulio metu jūs turėsite ir individualias konsultacijas. Tai reiškia, kad jūs turėsite susijungimus su lektoriais, kurių metu bus atsakoma konkrečiai jūsų klausimus ir sprendžiamos jūsų situacijos. Tai galim tada pereiti į kitą skaidrę, kur labai aiškiai matosi, kad tam, kad jūs galėtumėte įvertinti savo galimybes, esam paskaičiavę, kad mokymuisi NVO lyderių akademijoje per savaitę reikės skirti 3-4 valandas tam nuotoliniam tokiam darbui ir gali būti iki 2 valandų namų darbų, gali būti mažiau, gali būti daugiau, čia labai priklauso nuo modulio ir jūsų, nežinau, norų. Tai tuos namų darbus dažnu atveju reikia padaryti per savaitę iki kito susijungimo, nes mokymasis tikrai intensyvus. Tie 6 moduliai per 6 mėnesius, tai yra kiekvieną savaitę yra 3-4 valandų nuotoliniai susijungimai. Mes ne kartą esame diskutavę su lektoriais ir su tais pačiais dalyviais, kaip čia yra, ar čia ieškotumėm kažkokio kitokio formato, kitokio sprendimo, tai visais atvejais vis tiek sutinkame, kad taip, tai yra labai intensyvu, taip, tai nėra labai lengva, bet tai priverčia pasiekti maksimalius rezultatus ir gauti tikrai maksimalią grąžą ir naudą iš to mokymosi, į kurį mes jūs pakviečiame. Tai dar tiesiog noriu atkreipti visų dėmesį, jog jeigu jūs pretenduosite ir pateksite į šį 7-ąjį NVO lyderių akademijos srautą, tai jau sausio 14-16 dienomis vyks vienas iš 2 gyvų susitikimų. Tai sausio 14-16 dienomis mes pakviesime jūs į gyvą atidarymo susitikimą, kurio metu jau prasidės pirmasis modulis ir dar vieno modulio toksai įžanginis susitikimas. Na ir antras gyvas susitikimas yra numatytas, čia matau birželio, bet iš tikrųjų balandžio pabaigoje, balandžio 29-30 dienomis. Tai vat, dabar galvoju, ar mes dar turime kokią nors skaidrę dar mano yra. Ai, čia tiesiog toks bendras vaizdas, laiko juosta. Jo, kur čia dar ne vieną kartą kalbėsime. Tai savo dalies tokiai pabaigai noriu pasakyti, kad visi jūsų moduliai turės tam tikrą rezultatą. Tai reiškia, organizacijos pasirenks per tą pusmetį keletą svarbių dokumentų, gaus įrankius, kuriuos galės paskui atnaujinti ir jais naudotis dar ne vienerius metus. Tai bus parengta organizacijos strategija, organizacijos finansinis planas, advokacijos kampanija ir jos viešinimas, lėšų pritraukimo planas ir demokratinės kultūros kompetencijomis paremto užsiėmimo planas. Tai visi šitie dokumentai
bus viena iš sąlygų, su kuria jūs sutiksite, jeigu būsite atrinkti dalyvauti NVO lyderių akademijoje, ir organizacijos parengusios šituos išvardintus dokumentus ir dalyvavusios bent 80% užsiėmimų bus įvertintos ilgalaikių gebėjimų stiprinimo programos NVO lyderių akademija baigimo diplomais, ir lygiai taip pat joms bus suteikta galimybė dalyvauti vidinėme konkurse ir teikti paraiškas projektų finansavimui gauti. Tai iš mano pusės tiek, ir dabar norėtųsi iš tikrųjų pasidalinti su jumis vienos iš organizacijų, tai organizacijos Mėlynas mėnulis istorija, kaip jie atėjo į NVO lyderių akademiją ir kaip jie buvo toje NVO lyderių akademijoje ir kas iš to. Tai kviečiu pasižiūrėti ir tada jau žodį perduosiu savo kolegijai Kristinai. Reikėtų paleisti filmuką. Mėnulis veikia Šiaulių mieste. Bandome įkišti vieną koją į Šiaulių rajoną ir pasiekti organizacijas, kurios dirba rajone, specialistus, kurie dirba rajone. Bet mūsų dėmesys yra koncentruotas į Šiaulių miesto gyventojų emocinę sveikatą. Tai mūsų paslaugos buvo orientuotas labiau į patyriminės veiklas, tai toks kaip pirmas žingsnis atsispirti į tolimesnę terapiją. Turime pakankamai įvairų paslaugų spektrą, patyriminės tos veiklos, tai ir emocinės paramos žygiai, ir stovyklos, turime ir konsultacijas, kurios yra ne tik atsisėdus kažkur kabinete, bet pasivaikščiojimo metu, kas kelia galbūt daugiau pasitikėjimo patiems gyventojams, kurie gali drąsiau ateiti ir naudotis Mėnulio paslaugom. Į NVO lyderių akademiją atėjome visiškai kaip žalia organizacija, labai ką tik pradėję veiklą ir visiškai jauni. Ir atėjome manydami, kad turime tik vieną klausimą – finansinį. Bet prasidėjus visom veiklom supratom, kad mes tų klausimų turime be proto ir be galo daug. NVO lyderių akademijoje iš tiesų visi moduliai buvo labai svarbus ir reikalingi. Bet pats pirmas modulis, kuris sulaužė visiškai mūsų mąstymą ir pastatė iš naujo, tai buvo strateginis organizacijos rengimo modulis, tai kuris iš tiesų parodė, kad einant į veiklą, į NVO veiklą, nepelno siekiančių organizacijų veiklą, tu negali eiti tik atvira širdimi ir su gerais norais. Tu turi žinoti, ką daryti, kaip daryti ir kaip užtikrinti, kad paslaugos būtų tęstinės, kad žmogus atėjęs į organizaciją ir po metų galėtų ten ateiti ir tęsti savo kelionę geros emocijos link. Iš NVO lyderių akademijos išėjom gerokai paaugę, labiau matomi viešumoje, labiau matomi savo miesto gyventojų. NVO lyderių akademija atvėrė pakankamai nemažus tos horizontus, kad pritraukia daug naujų žmonių į organizaciją, tai pritraukia tiek tų pačių partnerių, tiek gerų ketinimų vedančių žmonių, kurie drąsiai ir noriai ateina pas mus, siekdami stiprinti pačią organizaciją ir patys prisidėti iš tiesiog tos pilietiškos pusės. Mėlynas mėnulis po NVO akademijos iš tiesų pasikeitė, net sakyčiau, neatpažįstamai, nes mes atėjome pas jus su viena veikla išsigryninta, o išėjome su visų paslaugos paketu ir šiuo metu turime stogą virš galvos. O atėjome tik tai su idėja, kad norėtume tokio dalyko. Turime daugiau nei 20 žmonių savanorių komandą. Atėjome neturėdami nei vieno savanorio. Turime partnerius, kurie nuolatos prisideda, palaiko, dalyvauja kartu su mumis organizuodami veiklas. Turime net tokius partnerius, kurie skambina ir klausia, o ką jūs veiksite vasario mėnesį, gal norite kartu suorganizuoti kažką, dar nežinom ką, bet organizuojam. Tai iš tiesų išėjome labiau pasitikinti savimi, žinodami, ką veikti, ką daryti ir dėl ko mes tai darom. Ir
Ir apskritai nesame, ko gero, niekam taip dėkingi, kaip esam dėkingi NVO akademijai, nes jie atvėrė visas galimybės, kokias tik įmanoma atverti, mums tik reikia dabar eiti ir pasimti. Labas, iš kitos prezentacijos dalies, kurią tikiuosi aš jums papasakojusi, tik paskatinsiu ir suteiksiu gerų žinių, kad jūsų organizacija gali dalyvauti atrankoje ir kaip nesunku tai padaryti. Kaip matėt iš praėjusio reportažo, žmonės laimingi ir džiaugiasi rezultatais, tai galite ir jūs padaryti. Labai trumpai prabėgsiu per laiko juostą, kas mūsų dar laukia, nes laukia jau nebe tiek ir daug. Turime dar nepilną savaitę, kada galite pateikti savo atrankos anketas, tai reiškia iki kito antradienio vidurnakčio, lapkričio 18 diena imtinai, jūs dar galite pateikti savo anketas ir išreikšti motivaciją prisijungti prie NVO lyderių akademijos. Taip pat iki tol dar galite drąsiai klausti, skambinti, rašyti mums, jeigu kažkas neaišku. Aš taip pat savo prezentacijos dalyje greičiausiai didžiąją dalį jūsų klausimų ir atsakysiu, tų, kuriuos pateikėt šiandien per transliaciją. Taip kad turite dar nepilną savaitę, o po lapkričio 18 labai operatyviai bandysime visą procesą užbaigti, įvertinti jūsų anketas su išorinių ekspertų pagalba ir gruodžio mėnesį visus informuoti apie atrankos rezultatus ir ruoštis mokslų pradžiai kartu su naujais metais. Nesustosiu beveik visai prie kitos programos dalies, tai bus projektų paraiškų atranka, kuri bus aktuali tiems, kurie ateisite į NVO lyderių akademiją, mokysitės ir ją pabaigsite pagal Živilės minėtus pagrindinius kriterijus, tai tiesiog bendrai žiniai projektų paraiškų teikimas vyktų kitų metų vasarą ir jai atėjus apie tai ir pašnekėsim. Dabar dar turime artimesnį terminą, kuriam reikia pasiruošti ir dėl to turiu jums papasakoti arba priminti tiems, kurie jau domėjosi ir skaitė pagrindinius momentus, kokios organizacijos yra kviečiamos dalyvauti šiame kvietime ir prisijungti prie NVO lyderių akademijos. Tai yra Lietuvos Respublikoje veikiančios ir registruotos nevyriausybinės organizacijos. Prašome, kad organizacija būtų bent metų gyvavimo trukmės, tai reiškia, organizacija turėtų būti registruota registrų centre ne vėliau kaip praeitų metų, 24 metų rugsėjo 18 dieną. Prašom, kad tas kandidatė, organizacija atitiktų nevyriausybinės organizacijos apibrėžimą pagal nevyriausybinių, nevyriausybinio organizacijų plėtros įstatymo 2.3 straipsnį, tai galite pasitikslinti, pasitikrinti, ką apima visas tas straipsnis, bet akcentas vienas iš mūsų pusės yra, kad nevyriausybinė organizacija turi būti nepriklausoma nuo valstybės ar savivaldybių įstaigų ir tai yra paskaičiuojama, kai nedaugiau nei 1/3 organizacijos narių, jeigu tai yra asociacija, arba dalininkų, jeigu tai yra viešoji įstaiga arba labdaros ir paramos fondas, yra valstybės ar savivaldybės įstaigos, politinės partijos ar verslo organizacijos. Taip pat prašom šio konkurso, šio kvietimo pareiškėjų nebūti tomis organizacijomis, kurios neseniai jau baigė šitą mūsų NVO lyderių akademijos programą. Tai kaip pavyzdys, Mėlynas mėnulis negalėtų dabar dalyvauti kvietime, nes norime pasiekti platesnį ir didesnį dar nedalyvavusių organizacijų kiekį. Tad
paskutinius 3 metus programą dalyvavę organizacijos negali kandidatuoti. Porą specifinių reikalavimų, tai toks bendras horizontalus, kuris eis visos programos metu. Iš esmės, pareiškėjo organizacijos veikla turi neprieštarauti ES vertybėms ir arba aktyviai prie jų prisidėti, arba siekti prisidėti. Tas vertybės jau Živilė ne kartą šiandien įgarsino. Taip pat prašom, kad organizacija registrų centrui pagal galiojančius mūsų įstatymus ir susitarimus tvarkas būtų pateikusi pastarųjų 3 metų finansinės ir veiklos ataskaitas. Arba trumpiau, už mažiau metų, jeigu tai yra šiek tiek jaunesnė organizacija. Taip kad turite registrų centrui būti pateikę 22, 23 ir 24 metų finansinės ir veiklos ataskaitas. Iš jų informacijos mes taip pat pažiūrėsime, ar atitinkate dar vieną kriterijų, tai yra, kad paskutinių 3 metų arba nuo veiklos pradžios pareiškėjos organizacijos vidutinės metinės sąnaudos buvo nedidesnės nei 400 000 eurų. Tokie keli specifiniai reikalavimai organizacijai tam, kad galėtume pasiekti mažesnės programoje nedalyvavusias ir mokytis norinčias ir galinčias organizacijas. Taip pat mačiau buvo klausimas jūsų, kas yra ta regioninė organizacija šiame kontekste kvietime. Bendrai galiu atsakyti, kad visos nevyriausybinės organizacijos atitinkančios ką tik mano išvardintus punktus, kurie yra aiškiai surašyti ir kvietimo gairėse, gali kandidatuoti, aplikuoti ir dalyvauti programoje. Tai reiškia, ir Vilniuje veikianti organizacija gali tai daryti, bet dedame papildomą akcentą į toliau veikiančias organizacijas, neuždrausdami visoms dalyvauti, tad tos, kurios yra nutolusios šiek tiek, veikia kažkuriam regione, mieste, miestelėje, bendruomenėje, gali už tai papildomų balų tiesiog atrankos etape gauti, kuriuos aš šiek tiek vėliau ir aptarsiu. Svarbu, kad pareiškėja organizacija atitiktų visus mano ką tik išvardintus punktus. Jeigu esate netikri dėl kažkurio, dvejojate, kaip susiskaičiuoti tas metinės sąnaudas ar panašiai, tai tikrai galite dar iki antradienio drąsiai parašyti elektroninį laišką ir pasitikslinti su manimi arba kolegėmis dėl vieno iš punktų. Jeigu visus punktus atitinkate arba pasitikslinę sužinosite, kad atitinkate, galite ruoštis teikti anketą, o galbūt jau ir esate pradėję tai daryti. Tai labai trumpai, privalomi atrankos dokumentai yra sistemoje užpildyta elektroninė atrankos anketos forma. Pasakysiu neužilgo, kas yra ta sistema ir kur ji yra. Kartu pridedama pareiškėjo deklaracija pasirašyta elektroniniu sertifikuotu parašu ir 2 paskutinių metų veiklos ataskaitos, tos, kurios yra pateiktos registrų centrui. Papildomai galite teikti, jeigu turite savo 25 metų veiklos planą arba organizacijos strategiją parengtą ne vėliau kaip 23 metais, tai duos papildomos informacijos tiems, kurie pažindinsi su jūsų organizacija ir vertins jūsų anketą, bet tai nėra privalomi dokumentai ir jų nereikia sėsti ruošti dabar nuo nulio, vardan to, kad jie yra paminėti. Jeigu juos turite, galite pridėti. Jeigu ne, atsakysite anketos klausimus, pateiksite veiklos ataskaitas ir deklaraciją ir tai bus viskas, ko šiame etape iš jūsų prašome. Dabar priminimas laiko. Tai yra lapkričio 18 diena, vidurnaktis. Raginu paskutinės minutės ar pusvalandžio galbūt nelaukti, gal kažkur dar koks klausimas iškils, tai rekomenduoju pateikti anketą šiek tiek anksčiau. Taip pat primenu, kad anketą teikti galima tik vieną kartą. Tai jau kai būsite galutinai pasiruošę, tai ir padarysite, bet pildyti, tikslinti anketą galima daug kartų prisijungus prie sistemos, kurią netrukus aš jums šiek tiek vizualiai ir parodysiu.
visa informacija, kaip, kur, kokios formos, kaip prisijungti, yra mūsų puslapyje. Pasirenkant skiltį parama nevyriausybiniam sektoriui ir einant programos vertą puslapį 25-27 metų etapą. Čia rasite antrąjį kvietimą ir visus reikalingus dokumentus, datas ir aktyves nuorodas. Tai apačioje galit matyti, aš čia esu padarius ekrano nuotraukų, kad yra ir kvietimo gairės, ir sutrumpinta kvietimo informacija, ir instrukcijos, kaip ateiti dokumentus per sistemą. Jeigu toje sistemoje, kurią tuoj parodysiu, nesate užsiregistravę ar jaudinatės, galite tikrai drąsiai atsidaryti šitas trumpas instrukcijas ir pažingsniui jomis vadovaujantis pasiekti sistemą, kurią naudojame gauti jūsų anketas ar vėliau paraiškas. Tačiau kol kas per visus šios metus, kiek naudojam sistemą, tikrai visi pareiškėjai ir pareiškėjos lengvai prisijungia ir vadovaujantis tuo, kas parašyta, pateikė viską taip, kaip reikia. Tačiau trumpai sudėsiu kelis akcentus, kad teikti anketą galite paspaudę keliose vietose esančią aktyvią nuorodą ir atsidariusiame puslapyje pagal jūsų patogumą sistema naudotis anglų kalba arba pasirinkti lietuvių kalbą viršuje dešinėje meniu juostoje. Ir toliau tiesiog reikia atidžiai skaityti ir spausti arba daryti tai, kas bus parašyta. Tai aš čia turiu daug ekrano nuotraukų, net ties visomis jomis sustosiu, bet atsidariusiame puslapyje matot instrukcijas ir nusprendę teikti anketą, spaudžiate mygtuką pateikti ir registruojatės sistemoje taip, kaip registruojatės bet kur kažkur socialiniuose tinkluose ar kažkokiose platformose. Jeigu jau esate sistemoje užsiregistravę, galbūt dalyvavote kitose mūsų kvietimuose, tai naudojatės esančiais prisijungimais arba susikuriate naujus. Akcentas toks, kad prašome registruotis tuo elektroniniu paštu, kuriuo ir norite gauti visą informaciją apie jūsų anketos gyvenimą. Tai reiškia, kad jinai užregistruota, ar jinai vertinama, kokie rezultatai, ar esate kviečiami į programą. Visa ši informacija eis tuo elektroniniu paštu, kuriuo čia užsiregistruosite. Tai galite susitarti, ar tai yra kažkoks bendras elektroninis paštas, kuriuo naudojasi organizacija, ar kažkieno iš darbuotojų ar savanorių, ir pasirinkę prisijungti prie sistemos ir tuomet vadovautis, kaip minėjau, visais klausimais ir instrukcijomis. Pradžiai sistema paprašo jūsų dar sykį įsivertinti, ar atitinkate visus mano minėtus punktus, kada organizacija registruota, ar nedalyvavo programai ir panašiai. Jeigu juos atitinkate, būsite nuvesti ir pasieksite jau pagrindinę esminę anketos klausimų seriją, į kurią turite atsakyti nuoširdžiai, prisekti dokumentus ten, kur prašoma prisekti ir pateikti visą informaciją apie save. Tai aš ties kiekvienu klausimu dabar nesustosiu, bet akcentas toks, ko mes prašom, kad tai, ką jūs papasakosite šitoje anketoje, kokius iššūkius, ką veikiate, kodėl norite dalyvauti akademijoje, ką papasakosite anketoje, tik tą mes ir jūsų anketas vėliau vertinantis išoriniai ekspertai, kurie apie jūsų organizaciją nežino absoliučiai nieko, viską sužinos tik iš tos anketos. Tai čia jums nereikia visų pirma nei kažko pagražinti per daug, nei meluoti. Jeigu organizacija veikia savanoriškais principais ir visi žmonės savanoriauja, tai klausime, kiek yra savanorių ir rašote, kiek yra savanorių, kad yra 4, o darbuotojų 0. Jeigu esate stiprus vienoj temoj, kitoj norite sustiprėti, tai taip ir vardinate. Šita anketa padės ekspertams vertinti, ar šita programa EDVO lyderio akademija tikrai atliepia jūsų poreikius šiandieninius, tas problemas, iššūkius ar tobulėjimo vietas,
kurias norite spręsti. Lygiai taip pat, ar jūs esate nusiteikę dalyvauti tokioje programoje, kokią papasakojo kolegė Živilė, kad ji yra. Ar esate apgalvoję tą būsimą pusmetį laiko, ar esate susitarę, kas tie žmonės, kurie dalyvaus ir atstovaus jūsų organizaciją. Tai ar tai yra vienas iš vadovų, ar iš asociacijos narių, ar savanorių, klausimuose mačiau. Tai tų variacijų yra daug, jums reikia nuspręsti, kas yra tie žmonės, kurie nori ir gali dirbti ir mokytis, ir viską papasakoti šitoje anketoje. Tai geriau nesusiturėkit ir nepagailėkit tų žodžių, nes yra buvę situacijų, kur organizacija tikrai pagal savo veiklos kryptį, kur dirba, ką dirba, su kuo dirba, daro nuostabius dalykus ir tinka programai, bet į pusę klausimų atsakė po vieną sakinį, kad visa programa ir visos temos jiems įdomios, žmonės skirs laiko ir dalyvaus ir taškas. Ir tada ekspertai, kurie vertina tokią anketą ir paraleliai vertina kitą anketą, kuri papunkčiui išvardina didžiausius iššūkius, temas, žmonės, jų pasiruošimą, nusiteikimą ir panašiai, ji tiesiog pralaimi. Čia visgi yra konkursas, tai jūs turite, nieko nereikia kurti ir burti apie save, bet tiesiog išsamei papasakoti viską, kokius klausimus matote, į juos ir atsakyti išsamei, kad tie žmonės galėtų priimti sprendimą, ar jūs tinkate akademijai ir akademija tinka jums. Tad, žodžiu, nebūkit kuklus žodžių ir sakinių prasme, pasipasakokit, nes neužilgo parodysiu ir vertinimo kriterijus ir matysit, kad beveik pusė svorio yra apie tai, ką jūs papasakojat ir kiek išsamei šioje anketoje. Tai labai nesustoju ties savo ekrano nuotraukomis, jeigu skaitysite, kas parašyta, nebus jokių problemų ir nieko nepraleisite, nes visur, kur reikia prisekti failą, jums bus raudonai šaukiama, kad prisekite failą, deklaraciją, veiklos ataskaitas ir panašiai. Ir pasiruošę atsakė visus klausimus, į kuriuos galite atsakinėti keletą kartų jungiantis prie sistemos, informacija išsisaugo. Kai būsite pasiruošę, paspausite mygtuką pateikti formą arba angliškai submit ir gausite pranešimą, kad jūsų anketa yra užregistruota, jai yra paskirtas toks ir toks numeris ir susisieksime su jumis po keleto dienų įvertinę tai, ką turime įvertinti. O dabar tai, ką turime įvertinti, tai pirmiausia patikrinsime tą administracinį tinkamumą ir pranešime, ar jūsų anketa yra perduota kokybiniam vertinimui. Ir jeigu ji bus perduota kokybiniam vertinimui, jis bus atliekamas remiantis viešai skelbiamais, prieinamais ir jums matomais kriterijais, kurie yra kvietimo gairėse. Tad jūs drąsiai galite, pildydami anketą, paraleliai atsidaryti šitas kvietimo gairės ir žiūrėti, o į ką tie žmonės, išoriniai ekspertai, kurie atrinkti, turintys kompetencijų programos temose ir tiksluose, ir vertinsiantis jūsų anketas, kur jie dės akcentus pagal tai, kaip yra paskelbta kvietimo gairėse. Tai yra nedaug tų kriterijų, vos porą skilčių ir jūs galite dabar net vizualiai matyti, kad net 40% svorio, kaip jūsų anketa bus įvertinta, turės jūsų išreikšta motyvacija, išreikštas poreikis, atitikimas tarp jūsų organizacijos ir NVO lyderių akademijos ir jūsų galimybių skirti tą laiką ir investuoti mokymuisi. Kita didelė dalis yra jūsų noras arba jau esanti veikla, kuri stiprina, skatina ES vertybės arba nori jas dar labiau stiprinti, plėsti ir skleisti. Ir dar keletas kriterijų, kuriuos matysite kvietimo gairėse, kur, kaip minėjau, pareiškėjams, kurios veikia nutolusiuose Lietuvos regionuose, yra skiriami net papildomi balai, taip pat ir mažesnės sąnaudas metinės turinčioms organizacijoms gali būti skirta papildomų balų ir organizacijoms, kurios dirba su
jaunimu. Tačiau, kaip minėjau, visos nevyriausybinės organizacijos vertybiškai atitinkančias programą ir tuos minėtus 8 kriterijus dėl savo registracijos datos ir sąnaudų vidurkio gali teikti anketas ir dalyvauti programoje, ne tik tai nutolusiuose regionuose veikiančios arba tik su jaunimu dirbančios. Ir labai trumpai tiesiog viskas yra gairėse, aš jau žiūriu į laiką. Gal kaip jūs sužinosite apie rezultatus, tai po ekspertinių įvertinimų galutinis atrankos reitingas nuo daugiausiai balų surinkusios iki mažiausiai balų surinkusios anketos bus perduotas atrankos komitetui, kuris patvirtins ne mažiau 20 organizacijų kvietimą dalyvauti programoje, o jeigu bus daugiau tokių neblogai įvertintų negu 20, jos atsidurs rezervinėme sąraše ir gali būti pakviestas dalyvauti programoje, jeigu kažkas iš sąrašo viršaus atsisakys dalyvauti programoje. Visas žinias gausite mano minėto elektroniniu paštu, kurio užsiregistruosite sistemoje arba matysite mūsų puslapyje. Apie projektų paraiškų konkursą dabar nebešnekėsiu, nes jis dar tik po metų. Ar turime dar klausimų, kurių galbūt neatsakiau šnekant prezentacijos metu? Kaip dabar jūs matyti? Turime kelintas. Ar tau perduoti? Gerai, taip, tikiuosi labai stipriai nematote, kaip aš žiūriu į telefoną ir tikrinu jūsų klausimus. Taip, matau, dėl tvarkaraščio, tikslus užsiėmimų tvarkaraštis. Sausio mėnesį bus tvarkaraštis, tai kaip jau žinot, pradžia mokslo sausio 14-16 ir iki tol jau tos atrinktos organizacijos tikrai turės pirmų kelių mėnesių numatytus tvarkaraščius ir laikus, o visas techninės detalės, kaip tie laikai toliau bus jums priduoti, kokios visos jūsų dalyvavimo galimybės bus pristatyta gyvo renginio metu sausio viduryje. Taip, dar iš klausimų. Taip. 8. Taip, dažniausiai visi užsiėmimai vyksta darbo dienomis ir statistiškai turbūt dažniau pirmoje dienos pusėje, tuose grafikuose, kuriuos mes ir pristatytume sausio mėnesį, matytume artimiausių mėnesių laikus, tai dažniausiai žmonės kažkaip iš anksto planuojasi, derinasi su kitais darbais, jeigu tokių yra. Būna, kad vienai organizacijų grupiai užsiėmimai gali vykti rytiniu laiku, kitai organizacijų grupiai popietiniu laiku, nes ne visur jūs jungsitės 20 organizacijų vienu metu. Tai būna tikrai galimybių ir susikeisti, ir susiderinti tuos laikus. Juolab, kad juos žinote tikrai keletą mėnesių iš anksto, tai tiesiog gal šiandieną jų nežinote, nes dar nepatekote į programą, bet po visų įvertinimų nuo gruodžio mėnesio vidurio informacija jūs pradės pasiekti ir viską galima matyti pakankamai iš anksti ir derintis tas dalyvavimo galimybės. Taip. Gyvas susitikimas dėl to ir vadinasi gyvu, kad jis yra gyvas. Tai šitą datą jau reikėtų rezervuotis sausio viduryje ir bent jau vienam iš organizacijos dalyvių tikrai, jeigu kažkas antras negali, būtų labai vertinga ir būtina dalyvauti, nes, kaip Živilė minėjo, strateginio planavimo modulis ir prasideda šito susitikimo metu, tai yra rimtas startas ir jokių kitų opcijų, kaip prisijungti nuotoliu per kompiuterį ar panašiai, šį susitikimą nėra.
Tačiau jeigu dar kažkokių dviejonių kyla dėl prisijungimų grafikų ar kažkokių techninių detalių, kur nespėjome galbūt šiandien atsakyti, tai drąsiai galite rašyti laiškus, šiandieną netgi ir skambinti, kol esame biure. Ir tikrai atsakysim ir patikslinsim visus momentus, tiek dėl organizacijų tinkamumo dalyvauti programoje, tiek kurie čia tie du atstovai iš organizacijos galėtų dalyvauti, ar turėtų dalyvauti, ar kaip anketoje kažką žymėti. Tai galite kreiptis, nes aš tiesiog jau matau, kad laikas baigėsi ir jeigu į kažkurį iš jūsų klausimų neatsakiau arba Živilė neatsakė, labai laukiu įkrentančių laiškų projektai eta.olf.lt. Turite dar tikrai sočiai laiko, kadangi čia nėra projekto paraiška ir kažkokių nedarytų veiklų aprašymas, ką turite padaryti pildant anketą. 5-6 dienos atsakyti į klausimus apie save, paspausti mygtuką pateikti anketą ir laukti žinių iš mūsų. Tai turbūt tiek, nes valanda yra valanda. Ačiū visiems uždėmesi. Živilė irgi netoliese linksi ir dėkoja. Ir laukiame klausimų, o dar labiau laukiame jūsų anketų ir tikimės pasimatyti gyvai sausio viduryje. Geros dienos.